balandžio 18. Mylimieji, nesistebėkite ugningų išbandymų, pas jūs vykstančių jums išmėginti, lyg kas neįprasta jums atsitiktų. Verčiau džiaukitės, kiek dalyvaujate Kristaus kentėjimuose, kad ir jo šlovės apsireiškimo metu galėtumėte džiaugtis krikštaudami. 1 Petro laiškas 4 skyrius 12-13 eilutės. Šiame nedraugiškame ir priešiškame pasaulyje galime tikėtis tik kaltinimų, kurie buvo išsakomi ir mūsų mokytojui, nes tarnas nėra didesnis už savo viešpatį. Pasaulis, kūnas ir velnės priešinasi mūsų bėgimui į priekį. Turime pastovę vidinę kovą ir išorinę baimę, nes daug ugningų strėlių yra taikoma į teisųjį. Taigi kokia turėtų būti laikysena tos sielos, kuri yra varginama nelaimių ir skaudžių išbandymų? Ar netylėjimas Dievo akivaizdoje, laukimas ir budėjimas, kad galėtume suprasti jo vedimą ir jo valią kiekviename reikale, prieš išdrįsdami paliesti dalykus, kurie dažnai gali turėti didelės reikšmės? Todėl psalmistas apie tai sako įkvėptai žodžiais: aš tylėjau ir buvau ramus, net ir gerame reikale, net nedariau ir nekalbėjau to, kas mano manimu atrodytų gerų dalykų. Dievo vaikai neturėtų stebėtis, kai ateina išbandymai, kadangi jų pasišventimas reiškia kentėjimą kartu su Kristumi. Šie kentėjimai neturėtų mums atimti drąsą, bet veikiau tai turėtų būti priežastis džiaugsmui, nes gaudami privilegiją kentėti su Kristumi, vėliau turėsime ir garbę, kuri bus daug saldesnė. Kuo didesnius pakeliame kentėjimus, tuo didesnė bus apreikšta garbė. Tegul ši mintis padrąsina mus. Klausimai: ar šią savaitę kentėjau su Kristumi, kaip kodėl? Kokios buvo pasekmės? Mylimieji, nesistebėkite ugningų išbandymų, pas jūs vykstančių jums išmėginti, lyg kas neįprasta jums atsitiktų. Verčiau džiaukitės, kiek dalyvaujate Kristaus kentėjimuose, kad ir jo šlovės apsireiškimo metu galėtumėte džiaugtis krikštaudami. 1 Petro laiškas 4 skyrius 12-13 eilutės.